Gali leisti savo. Gali kvėpuoti. Ir perkelt savo dėmesį į pojūčius. Tiesiog pajaus, kad sėdi. Pastebėk tos pojūčius, iš kurių žinai, kad sėdi. Ir gali duoti vietos, duoti erdvės. Viskam, kas dabar juda tavyje. Gal tai yra kažkokios mintys, gal jausmai, gal dienos patyrimas. Tiesiog tai, kas vyksta. Tai, kas juda ir keičiasi. Ir gali duoti daugiau vietos sau, taip kaip esi, patirti. Leisti tam, kas vyksta įvykti, tam, kas baigėsi, pasibaigti. Ir didelė dalis žmonių bijo patirti savo troškimus, bijo patirti jausmus, jų intensyvumą, jų dažną keitimąsi. Ir kai mes į tą energiją, kuri kuria, kuri yra gyvybė, kuri yra gyvenimas, kuri yra judėjimas, žiūrim su baime. Nes turėjom kažkokias patirtis. Nes atrodo, kad troškimai, norai, impulsai atnešė skausmą. Nes kai kurios savo troškimus bandėm užspausti, o kai kurios tarsi išnaudoti ir galbūt jaučiam, kad buvom nuo kažko priklausomi, nuo žmonių, nuo maisto, nuo pramogų. Tada atsiranda tikėjimas, kad reikia slopinti ir stabdyti. Nes bijom, kad bus per daug, kad negalėsim sukontroliuoti, negalėsim suvaldyti to, kas vyksta. Ir kuo labiau bijom savo troškimų, tuo rimčiau viskas atrodo. Tas, kuris nori atsikratyti tos energijos, ją stabdydamas ir spausdamas, dažniausiai tampa labai rimtas. Viskas, kas vyksta gyvenime, yra labai rimta. Nes tokiu būdu atrodo, kad suvaldysim tai. Atrodo, kad galėsim sustabdyti, kad nesugadint kažko. Tai gali pasmalsauti, patyrinėti savo gyvenimo patirtį. Koks tavo santykis? Kur tu pasidarei perdėtai rimtas? Kur turi 9 kartus pamatuot, 10 kartą pasitart, 11 kartą paklaust Google ir tik 12 pjaut.
nes tiesiog baisu. Ir gali pasveikinti tą baimę tiek, kiek jos yra, tiek, kiek atrodo, kad yra baisu, tiek, kiek atrodo, kad gali būti per daug norų, per greitai. Kai atrodo, kažkas nutiks. Jei kiti aplink tave aktyviai garsiai norės išreikš savo troškimus. O gal dar ir veiks. Ir yra kita pusė. Kai bandom neišspaust, bet vis tiek bijom, bet tiesiog tikimės atsikratyti tarsi visą tą. Tačiau per tokį aktyvumą. Ir tada bandai visko daug padaryti. Bandai tą troškimą pamaitint, išpildyti viską iš eilės. Nes atrodo, padarysiu iki galo ir tada vis tiek jo atsikratysiu ir tada dings, nes vis tiek baisu. Tik tais labiau esam aktyvus ir reaktyvus. Esi kada bandęs prisivalgyti iki sotės, kad daugiau nebenorėtum. Atsižaist kokio nors žaidimo, kurį bandai nustoti žaist. Atsižiūrėti filmų ir daugiau jau tikrai to nedarysi. Čia paskutinis serialas, kurį žiūrėjai 3 dienas ir 3 naktis. Ar dar kažko. Kai norėjosi visą tai padaryti tiek daug, kad praeitų noras. Ir abiem atvejais taip reaguojam, nes norim kontroliuoti, nes mums tiesiog baisu, nesijaučiam saugus. Tai leis savo dar sykį giliai kvėpti, iškvėpti. Ir jį reikia įsitikinti, tai atsimerkti ir apsidairyti. Ir pamatyti, kad esi visiškai saugus čia ir dabar. Ir tai netikėjimas. Tai nieko bendro neturi su tavo įsivaizdavimais. Tai tiesiog faktas, kad dabar yra saugu. Ir gali duoti vietos tam saugumui. Ir tada leisti truputį daugiau erdviau pilve, krūtiniai, gerklei, visose kitose kūno vietose, jaustis, judėti, vykti tam, kas vyksta. Ir kol baisu atrodo, kad jausmai ir troškimai tarsi tave užpuls, užims ir padarysi balažino ką. Ir tikrai ką nors blogo. Todėlgi ir baisu. Ir kai pradedi atsivertam, pradedi matyti, kad už tos baimės iš smalsaus, drąsaus atvirumo yra kažkas visai kita. Yra lengvumas, kuris nutinka ne todėl, kad čia nieko nebus, o todėl, kad supranti, kad troškimai nesibaigs. Jie tiesiog ateis ir ateis ir ateis. Ir kai kuriuos iš jų išpildysi, kai kurių ne. Bet patirti, išgyventi, jausti galima visos.
Ir kai kurie iš jų kartojasi. Ir taip kartais suvokiam, gal einam iš tikrųjų tą pusę. Bus įdomus patyrimas. Gyvenimas tiesiog duoda galimybę patirti. Nėra teisingo ar neteisingo. Kažką tikrai patirsi. Ir kuo daugiau tavyje taikos, meilės, atsipalaidavimo, tuo labiau tampa akivaizdu, kad kai tu nustoji bijoti tos energijos ir jai pasiduodi, tai ne todėl, kad esi bejėgis, kurį užpuolė norai, o todėl, kad tavęs nereikia nuo jų gelbėti. Todėl, kad kaip tik esi tas, kas renkasi, kad esi laisvas, kad gali patirti. Ir tada nutinka nuostabus dalykas. Tavo visa sistema, tavo protas, tavo kūnas pradeda atsipalaiduoti. Nes tavęs nebepuola. Tiesiog juda gyvenimas. Ir protas nustoja būti toks rimtas dėl gyvenimo. Atsiranda daugiau žaismo. Nes tavęs nebereikia išgelbėti nuo tavo jausmų ir gyvenimo patyrimo. Gali pradėti pasitikėti gyvenimu. Ir kuo daugiau yra tos drąsos patirti, jausti, išgyventi, smalsiai susitikti su to, kas vyksta, tuo dažniau tavo akise yra kibirkštėlė, smagumas, lengvas, žaismingas buvimas, kurio negali suvaidinti. Nes jį vaidini, kad, žinai, čia man viskas normaliai, viskas paprasta, viskas smagu, aš čia viskas supratau, bet iš tikrųjų taip nėra. Tai kažkokiam įvykiui pataikiusi tą vietą, kur iš tikrųjų tai viskas labai rimta, nes vis dar bijau patirti, ką patiriu. Tada išlenda piktis, išlenda griežtumas, išlenda nepasitenkinimas ir staiga toks būna, ir paaiškėja, kad niekas nebuvo lengva ir paprasta. O to atvirumo esmė yra matymas, žinojimas, kad nebūtinai reikia visus savo norus, visus savo troškimus išpildyti. Kai kuriuos įgyvendinsi, kai kuriuos tiesiog patirsi, bet jausti, leisti jiems ateiti galima visada. Tai ką jeigu tu atsivertum, įsileistum ir būtum taikoje, vienyje su tais jausmais, pojūčiais, su energija, su gyvybe, kuri juda per tavo kūną, jausmus, per tavo mintis, vaizduotę. Ir jei kažkurie paveikslėliai, mintis ar įsivaizdavimai, ką aš noriu ir kas tada bus, tai vis dar gąsdina. Tai tiesiog pastebėk, aš sėdžiu čia, esu saugus ir bijau paveikslėlių. O ką jeigu nesiginčiau nuo paveikslėlių?
Aš ir esu dabar tau kalbantis paveikslėlis. Ar reikia saugotis? Tai ką jeigu ir savo viduje nuo tų paveikslėlių nebesigintum, o tiesiog matytum, aš renkuosi, ką aš darau ir ko aš nedarau. Ateina troškimas ir aš nusprendžiu veikti ar ne. Kartais tu seksi savo troškimais tam, kad kažką išmoktum. Ir jeigu tau nepatiko rezultatas, tai nereiškia, kad iš to nieko neišmokai. Tame ir smagumas. Dažnai įsivaizduojam, kad jie visi turi mus vesti vat kažkur tais, kur mums tikrai viskas bus faina ir tikrai viskas bus malonu. Bet tas tikrasis alkis tos energijos yra patirti gyvenimą. Patirti pilnai. Leisti savo jausti, nes jokie jausmai negali tavęs sužeisti. Tai gali leisti savo žaisti, atsivert, patirt ir prisimint, kad renkiasi. Kad tu esi už vairo. Ir gali duoti viskam, ką patiri, daugiau vietos, daugiau erdvės. Ir leisi savo giliai kvėpti. Ir iškvėpdamas dėmesio perei kūną. Pajausk pojūčius iki pat pėdų. Ir dar kartą. Ir kai tau bus patogu, gali pasijudinti, atsimerkti ir keliauti toliau.